Sveiki, esu Donatas Noreika, programavimo mokytojas ir šiandien parodysiu, kaip Python pagalba, Python programavimo kalbos pagalba ir ten poros bibliotekų pagalba pasimti kažkokią tai informaciją iš interneto. Kam to gali prireikti? Tai tarkim, šiaip ir mes ir šiaip galime su naršyklė užeiti į internetą, kažko tai pasižiūrėti, bet tarkime mes tai norime automatizuoti, tarkim, kad mūsų ten tas Python programa, nežinau, iš interneto pasimtų kažkokias kainas, galbūt iš kažkokios naujienų svetainės kažkokias antraštės pasiimtų kas kažkiek laiko ir taip toliau. Tai šitą technologiją vadiname web scraping ir šiandien parodysiu, kaip tai padaryti su Pythonu. Šitai pamokai pageidautina Python pagrindų kažkiek tai, bet aš stengsiuosi, beje, Python pagrindų kursą, nuorodą į savo Python pagrindų kursą, jeigu ką įdėsiu video aprašyme, bet šiaip stengsiu šitą video pateikti taip, kad daugiau mažiau suprastumėt, netgi jeigu ir visiškai nieko dar su programavimo bendro neturite arba su Python. Na, bet aišku, kaip sakiau, geriau pagrindų kažkokių turėti. Tai va, pradedu. Naudosiu programą PyCharm, čia aš tiesiog pasileidžiu, vėl išjungiau, dar kad pasileidžiu. Pas jūs, jeigu pirmą kartą paleisi, truputėlį kitoks ekranas bus, ten nebus ten tų jau programų, kurios jau prieš tai paleistos. Pas mane aš tiesiog spaudžiu New Project ir sukuriu naują projektą, sakykime, įrašysime Web Scraping 12 kažkodėl. Jo. Na, čia. Jo, tiesiog. Ir sukuriu projektą. Tai projektas Python'e yra kas? PyCharm projektas. PyCharm yra programa, kurioje rašome kodą, viena iš kelių, jų galima ir kitą kažkokią naudoti. Aš naudoju PyCharm, jinai patogi gana pradedantiesiam ir jums rekomenduoju, jeigu tik pradedat. Ir čia dabar susikuria projektas, tai yra iš esmės katalogas, kuriame bus visa mano programa. Man čia reikės tame projekte, tai reiks vieno failiuko, truputėlį savo vaizdą susimažinsiu, kad daugiau matytumėt programavimo vaizdą. Čia truputėlį palaukiam, kol susikurs projektas, čia viską indeksuos, dėl to truputėlį mano vaizdas trukčioja. Ir dabar va čia kairėje aš matau katalogo failus ir galiu spausti New, dešinių klavišų New ir Python file. Ir pavadinsiu čia, sakykime, Delphi Scraper. Ir išdaviau, ką aš čia skrapinsiu. Tai šiandien tikslas yra nuskreipinti Delphi LT naujienas. Beje, iš karto toksai perspėjimas. Kai naudojat scraperių, darykite atsargiai. Gali būti, kad jums tiesiog, jeigu jūs kažkokia, kam šiaip scraperius naudoja, tai tarkim, šiaip paprastai, kaip sakau, kažkokius tai ir tai stebėti konkurentų kainas ar dar kažką tai. Tai šiaip aišku, kaip ir mes nieko teisiškai nepažeidžiam, nes mes pasiimam duomenis scraperio pagalba, kurie yra prieinami internete. Kita vertus, tų svetainių administratoriai, turėtojai, savininkai gali nenorėti, kad mes tai pasimtume duomenis, nes mes, tarkim, su scraperio pagalba galim automatizuoti, greičiau nuskaityti, didelius kiekius duomenų skaityti ir taip toliau. Ne taip kaip paprastas vartotojas lankydamasis. Tai va, ir dabar aš padarysim tokią programą, kur tiesiog Delphi iš svetainės, tarkim, aš noriu žinoti naujienas, bet nenoriu užėdinėti svetainę, noriu, kad jis tiesiog nuskaitytų mano šitas skriptas, šita programa. Tai dabar parodysiu pradžiai, ko aš noriu. Užeinu į Delphi LT. Čia aišku dabar žiūrėsit, po kurio laiko tai su naujienos atrodys labai pasenusios, bet nesvarbu. Iš esmės tai yra svetainė. Daugiau mažiau iš visų svetainių galima nuskaitytos duomenis, vėlgi Python pagalba, aišku. Ir dabar kokia idėja? Tai mano idėja, aš susirandu, yra visokiausių tų blokelių, tų informacinių, ir matom, kad tiesiog blokeliuose atsikartoja kažkokia informacija. Tai yra čia kažkokia nuotrauka, yra kažkokia kategorija, yra kažkokia antraštė arba pavadinimas. Ir aš noriu šitą, tarkim, aš norėčiau taip. Aš norėčiau, kad būtų man nusiskaitytų, tarkim, šitas kategorija, aš čia turėčiau, tada noriu, kad nusiskaitytų antraštė, kad žinočiau, kas tai per straipsnis, ir dar, kadangi paspaudus čia yra nuoroda, kad nusiskaitytų nuorodą. Kaip tai galima padaryti? Visų pirma, yra daugelį naršyklių, aš čia naudoju Google Chrome, tai yra įrankiai tam padaryti, tai yra, visų pirma, reikia pažiūrėti, iš ko ta svetainė susidaro. Tai reiškia, aš tiesiog spaudžiu ant kažkur ant svetainės, sakykime, iš tavo bloko, dešinių klavišų ir spaudžiu Inspect element, ten dar kažkaip gali vadintis. Ir aš matau originalų kodą. Ir aš dabar matau, iš ko susidaro. Čia irgi šiek tiek reikės gal frontendo pagrindų, irgi numatomas kursas, jeigu ką, ateity galėsiu įdėti nuorodą. Bet iš esmės pabandysim susigaudyti. Matome, kad visas tas straipsnis yra, aš kol kas žiūriu vieną blokelį, ir yra
viskas tas straipsnis įdėtas į article tagą vadinamą, arba kaip čia bloką. Va. Ir jame yra, va, matome, galime išrinkti informaciją, kad yra vienas blokas headline, labels, wrapper, kažkas tokio ir galiausiai aš matau, čia kažkur tai turėčiau matyti tą antraštę. Nu va, Lietuvoje. Ne? Tai galima matyti, kad yra čia kažkur tai tas Lietuvoje. Nu, tarkim, pagal galima būtų atrinkti. Ja. Toliau, antro dalyko man reikia tos antraštės, tai yra headline title, tai jis čia kažkur irgi yra. Ja, Nidoje, kasmet atostogaujantis Vilnietis, šiemet atvažiavo į Palangą, visiškas kaimas. Ne? Ir tada, ko dar reikėtų tos nuorodos. Tai trečio dalyko, tai aš norėčiau dar tą nuorodą ištraukti, kurią paspaudus, po to patekčiau į tą straipsnį. Nu, tarkim, aš jau po to kažkur tai galėčiau įsisaugoti. Dabar, ką toliau su jam daryti, galima įvairiai. Galima jas tiesiog parodyti, kad programa parodytų ir ant nuorodos paspaudžiam. Galima padaryti, kad įsisaugotų į failą, ką beje mes padarysim, į CSV failą turbūt išsaugosim. Galima, nežinau, kad atsiųstų paštu, nu, šitą jau nedarysim. Tai dabar tada, ir aš pažiūrėjau vieną blokelį, paprastai svetainiai kažkokie blokeliai, jie panašus, tai greičiausiai jie visi panašius ir turės. Tai kodėl aš vieną pažiūrėjau, aš pasižiūriu vieną, iš pradžių nusiskaitau informaciją iš vieno, po to tada einu per visus, praiteruoju, tai yra prasuku ciklą ir tada iš visų susirinku informaciją panašiu būdu, nes greičiausiai ir kitam straipsniui bus tas pats article, ne, ten kažkur tai, yra article, ne, tagas, jame taip pat yra headline, kažkur tai, ne, ten viduje įdėta ta antraštė, kur čia yra, ne antraštė, o kategorija, maistas ir taip toliau, ne, tai visi tie dalykai kaip ir atsikartoja, čia ta antraštė yra ir taip toliau. Tai žodžiu, man svarbiausia vieną blokelį pradžiai nuskaityti, ir po to žiūrim, kas toliau. Tai tai žodžiu, tai galim nuo to ir pradėti. Dabar man tam reikės poros bibliotekų, jų yra įvairių, man reikės dviejų. Kartais jų gali pritrūkti, nes galbūt jos nesugebės, ne iš visų svetainių neįmanoma, tai paprastai irgi nuskaityti informaciją, tai tą turėkite omeny, bet iš esmės tai dabar dviejų reikės. Viena yra requests, import requests. Jos beje defaultų nebus, ją reikia susidėkti. Kaip ją susidėkti? Arba tiesiog pačiarme pažymim ją ir install package request, arba galima rankiniu būdu. Čia pačioje atsidarome terminal ir rašome pip install requests. Ką daro ta request? Jisai leidžia kaip iš naršyklės tiesiog siūsti užklausą į serverį. Nu, iš esmės jisai imituoja naršyklę interneto. Chrome ar dar kažką tai. Tai kodėl sakiau, kad kai kurių bibliotekų gali šitų neužtekti, gali būti, kad kai kurios svetainės iš karto atpažins, kad čia iš Python siūstas iš requests užklausą ir iškart gali blokuoti. Ne? Tai čia turbūt ir perspėju, kad turėkite omeny, kad nors tas kreipinimas nėra nelegalus, jūs kaip ir gali teoriškai kažkoks serveris pablokuoti pagal IP adresą ir gali būti, kad jūs kažkur tai neužeisit. Tai irgi vėlgi savo riziką, ne, šitą dalyką perspėjau, ne, jeigu nekaltinkit po to manęs. Antras dalykas, nors čia bijot labai turbūt irgi nereikia, nes jeigu pradėsit nuskaitinėti dažnai ir masiškai duomenis, pavyzdžiui, pagal srautą, pagal tai, kad neįprastai didelis srautas arba dar kažkaip gali pradėti blokuoti tą svetainę. Na import request, kitas dalykas, ko reikia, yra vadinamas beautiful soup, toks įdomiai vadinasi, BS4 dar vadinasi, tai parašysim taip, from BS4 import beautiful soup. Beautiful Soup yra biblioteka, kuri leidžia iš HTML kodo, nes visą, ką aš čia rodžiau, tas, kur aš parodžiau, yra HTML kodas, frontendo HTML kodas. Iš jo mums leis jisai naviguoti per jį ir patogiau išimti kažkokią informaciją. Jie irgi reikia sudėkti, čia apačioje rašau pip install, man atrodo, BS4. Čia pačiarmas mato jį, jis ten turbūt daugiau dalykų susidėks. Sudegė, suindeksavo, liktai viskas tvarkoja. Dabar, kadangi čia jau pilka, reiškia, kad jau jos nepanaudotas, dėl to pilkas, bet šiaip jau veikia. Dabar man reikia kreiptis į Delfi LT tiesiogiai. Darom užklausą. R bus request objektas, arba tiesiog requests objektas. Aš čia tiesiog jį ir tinkintamai išsaugusiu. Requests taškas. Tų užklausų gali būti įvairių. Get, post, šiuo atveju get užklausą. Tiesiog norim užeiti svetainę. Ir galim tiesiog nukopijuoti jį kaip stringą, paduodam kabutėse adresą. Adresas yra Delfi LT. Ten dar aišku viskas nesimato, nes ten dar yra HTTPS Delfi LT. Toksai adresas. Šiaip galima šitą kodą jau bandyti paleisti, yra dešinių klavišų ir run, arba čia viršuje galima paleisti, čia ir pažiūrėti, ar jisai suveikia. Šiaip klaidos neišmetė, tai jau gerai, reiškia, jau kodas jau kaip ir veikia, tik aišku dar nieko aš nematau. Dabar tada galim netgi daryti taip, print,
iš to R pasiemam tekst, pabandom tiesiog tekstą. Ja. Ir va matosi, kad aš matau čia daug to HTML kodo. Jis va dabar tiesiog čia, man čia į rezultatus, į konsolę atspausdino daug teksto. Tai va aš iš jo idėja tokia, tiesiog pasiemu tą tekstą ir po to Beautiful Soup pagalba per jį naviguoju ir pasiemu reikiamą informaciją. Tai dabar gerai, pasižiūrėjom, tai veikia. Dabar iš jo, kad, kaip sakiau, būtų patogiau, nes aš čia galėčiau bandyti traukti, bet tai būtų labai nepatogu. Beautiful Soup tai leidžia gerokai paprasčiau daryti patogiau. Aš iš to teksto sukuriu sub objektą. Tai tas Beautiful Soup, kuris susimportavau iš viršaus ten, vat, ir tada jam paduodu iš to R tai yra mano tas užklausa tekstą. Ir dar antras parametras yra tiesiog parašom, kad tai yra HTML parser. Čia jeigu kokie ten negali būti, nu čia, žodžiu, parodom, kad mes konvertuojam iš HTML, ten matytis iš kitur formatų gali. Ja, čia šiaip jeigu ką Google kaip jie reiškia, bet mūsų atveju užtenka tikrai šito ir viskas. Ir kaip sakiau, pirmas yra iš to R tekstą visą paduodam ir turim tą sub objektą. Ir jisai duoda daug visokių įdomių variantų. Pavyzdžiui, pabandom, va taip, blok priskirsime, pavyzdžiui, galime išimti tą pirmąjį bloką, ne, aš, va, kaip minėjau, mano ta visa svetainė, nu, va, turi šitą apie nidą straipsnį, ne, tarkim, aš noriu jį išimti visą jį tik tai. Tai iš to sub aš galiu kviesti find funkciją, čia, jo, jeigu kažkuriam kursui aš gal ten plačiau prasiplėsiu, bet find funkcija tiesiog randa patį pirmąjį kažkokį objektą ir aš nurodžiau, kad būtent ieško article. Article tai yra va, tas, va, kaip aš minėjau, mūsų tam Delfyje yra dabar article tagas vadinamas, ne? HTML tagas, nes viskas įdėta į va, tą article. Aš galiu suskleisti ir jeigu pažymėjimui, matau, kad jis va, kaip tik į visą tą bloką ir ima, ne? Man reikia visą tą bloką pasiimti. Va, aš jį pasiėmiau ir netgi galim vėl atspausdinti, pažiūrėti, ar čia tikrai tą pasiėmiau, ko man reikia. Tai va, blok tame kintamajame dabar yra article, beje, čia per tą find vis tiek gauname Beautiful Soup objektą ir, pavyzdžiui, iš jo galima prettify, dar tokia funkcija yra, jinai truputėlį gražiau pateikia. Ir pažiūrim, ką čia gauname. Nu, čia gaunu vieno straipsnio prašymą, paties pirmojo greičiausiai. O čia yra kažkokie dalykai visokie nereikalingi pradžioj, po to yra headline, yra tas tagas, ištas nuoroda. Nu, svarbiausia čia yra va, kategorija Lietuvoje, tada, kaip sakiau, šitas man aktualu ir tada aktualu va čia. Čia beje nepilna nuoroda, mes galėsim tą po to pataisyti, bet iš esmės yra va, nuoroda, į kurią nukreipiam. Nu, čia matau va, dar ir antrą kartą, čia diskusija nuoroda. Į va čia dar yra nuoroda, man jos irgi reikės vėliau. Tai va, bet jau patį va, gavau ir kaip sakiau, kol kas dirbame tik su vienu bloku, toliau neiname, vėliau ten galėsime, žodžiu, praplėsti per visus blokus. Gerai, dabar pabandom išrinkti šito bloko tuos tris dalykus. Ne? Tai yra, kaip ir sakiau, kategorija, jo, tai vienas dalykas, tada, ja, čia kažkur turėtų būti kategorija, ne, headline, čia gali būti kažkiek, sakau, gali būti jau cases ir gali būti, kad jūs kai dabar jau žiūrite, tai yra pasikeitę šiek tiek, nes būna, kai atnaujina svetainę, tai reikia vėl truputėlį iš naujo, nes toks vis tiek rankinis darbas pradžioje, bet po to, kai automatizuoja, viskas jau vyksta, tol kol vėl nepakeičia jie svetainės, kažko nepakaitalioja. Gerai, tai dabar antras dalykas, tai dabar bandom susirasti. Vienas iš variantų, tai aš matau, kad viskas tai, visas šitas įdėtas į tokį divą, čia vis laik turi tie tagai pradžią ir pabaigą, čia netgi jo žymi, ir visas mano tos, ko reikia, yra įdėtas į divą. Nu, čia gal taip sunku suprasti, bet aš galiu, pavyzdžiui, imti patį viršutinį, pavyzdžiui, headline labels ir pagal jį ieškoti dabar bloko, jo va šito, ir tada tiesiog, kadangi jame yra dar divas, o galiausiai jame yra va šitas tekstas, tai aš tiesiog pasiimsiu visą tekstą. Tai to parodžiu, truputėlį gal toli pasirodys ir gal pavadinsiu į kategoriją, nes čia ir bus kategorija, lygų, na ir dabar traukiam tą objektą. Iš to blok objekto, taškas, yra find funkcija jau rodžiau ir dabar jo rodau. Čia yra beje klasės tai čia yra kažkur aprašytos klasės ir duoda kažkokį stilių. Tai va aš vieną klasės atskirtos yra klas parašyta ir tarp jų yra tarpai. Ne? Tai aš pasiemu vieną iš klasių, kuri yra tiesiog, nu, matau, kad jinai čia turbūt kartosis. Aš jau žinau daugiau, bet jeigu ką, pažiūrėkite, kitose blokuose kartojasi. Man jeigu ir ne visus blokus nuskaitys, ne problema, aš noriu, kad dauguma bent jau nuskaitytų. Ir dabar aš rašau block find ir čia truputėlį kitaip parašysim negu čia. Rašysim class, čia dar taip su pabraukimu, nes class naudojama ir Python sintaksės klasę aprašyti, objektams aprašinėti. Nu, čia žodžiu. Dėl to class, aš žodžiu, ieškau tokio tago, iš esmės va šito, kurio
klasė yra headline labels. Nu, viena iš klasių, nes čia yra ir daugiau tų klasių. Ir rašau class lygų ir rašau headline labels. Ja. Teoriškai dabar ir turėčiau surasti, galėsim iš karto atspausinti tą kategoriją. Galim pasižiūrėti, kaip čia bus. Ja. Na va. Jau matau, kad ištraukiau visą tokį elementą. Ir tas Lietuvoje yra. Šiaip, kadangi čia, tas Lietuvoje yra tekstas, tai šiaip iš tikrųjų čia jau, man atrodo, ir užtektų. Nes aš galiu dabar, kadangi headline labels yra, tada dar vienam divė, dar vienam, bet man atrodo, aš galiu iš karto naudoti tokią getText funkciją, kuri ištraukia tekstą iš to tago. Jo, getText. Liktai su skliaustais reikia. Jo. Ir tada paleidžiu. Nu va. Ir gaunu Lietuvoje, tiesa, su visokiais tarpais, su viskuo. Nu, žodžiu, kadangi matėte, net ten yra visas tas divas, bet tekstas yra jau ten paskutiniam tam divė, jis ten pradžią pabaigą kiekvienas turi, ne? Dar po to galėsiu vėliau parodyti. Ir tada iš jo tiesiog ištraukiam getText ir jis išsitraukia tik tai vis tais dar tarpais papildomais, man to nereikia, tarpus galima nuimti, yra string funkcija, tokia strip. Jo, string tai yra, nes čia stringas, tekstas, string eilutė, jeigu ką vėl kažkur tai kursuose dar gali pažiūrėti. Ir va, aš dabar pagaliausiai gaunu tą Lietuvoje. Tai dar kartą, ne, aš visų pirma ištraukiu pirmąjį bloką article, nes ten po to dar find all bus funkcija, po to visus blokus ištrauksim. Bet paimu patį pirmą article bloką, tai yra va šitą, kur čia penida yra tekstas, ne. Aš iš jo ištraukiu, kaip sakiau, ištraukiu headline labels, ten tą tagą div, jame dar ten keli divai, tada iš jo ištraukiu getText, jis pasiema tą Lietuvoje ir tada dar, kad nebūtų to tarpu, strip. Ir viskas, ir jau turiu tą kategoriją va čia atspausdinu. Tai jau pirmas dalykas ištrauktas. Gerai, judame toliau. Aš gal tada vis tiek spausdinu, tegu tas kategorija lieka, bet dar tada atspausdinusim visą bloką, kad irgi matytusim blok, pačioj. Dar tada, tegu tas Lietuvoje pasilieka, bet dar palieku, ten, Prettify buvo, ne? Prettify. Jo, kad aš galėčiau toliau dirbti su juo. Tai dabar antro dalyko aš noriu. Antras dalykas bus va šita kategorija. Mane va čia. Čia matau, kad yra klasė headline title, tai labai panašiai darysiu. Aš darysiu title, pavadinsiu, lygų. Dabar iš to paties bloko article aš rašau find ir vėl darau tą patį class su pabraukimu lygų ir nukopijuoju iš tos klasės pavadinimą. Jo, tai kopijuokit, nes nekopijuosit bus gal sunkiau. Šitą gal kažkas užkomentuoju Ctrl/, čia tam, kad nematyčiau to, tik tai, kad man dabar spausdintų tik tai title. Gal tai padarom. Jo, paleidžiam. Nu va, ir dabar aš kai pasėmiau tą headline title, aš gavau visą va šitą bloką. Ten dar kažko dar daugiau. Man svarbiausia iš jo išimti va šitą tekstą. Jisai, matau, yra atagė berods. Jo, atagas yra, jeigu ką yra nuoroda su viskuo, man reikia to atago. Čia vėl Beautiful Soup gana paprastai galime .a rašyti ir pasižiūrėsim, submažinsim. Nu va, dabar aš matau tik tai atagą ir beliko vėl taip pat iš jo, tada .getText, ištrauki tekstą. Nerodo, ne? GetText, aš vėl nenoriu, nu gerai. Tada darom getText, taip vat, pasižiūrim. Nu, ir viskas. Nu, galima dar tą strip profilaktiškai, bet gal kitam blokė bus aktualu, ten gal irgi tų tarpų, ten atsiranda kažtame tų tarpų kartais nereikalingų. Nu, žodžiu, vėl dabar turiu jau ir titlą, tai jau du dalykus turiu, kategoriją ir titlą šitose dviejose kintamuose. Tai vėl patikslinsiu, tai aš, reiškia, turėjau tą article visą, iš to viso bloko article ištraukiau headline title, iš jo tada nuėjau dar .a į atagą, nes jame viduje yra, ten jis patį pirmą berus ieško, jeigu ką, tai ten galima irgi susirasti kaip apie Beautiful Soup į tolimesnį ten nueiti, jeigu jų keli ten tie atagai. Toliau iš jo ištraukiau tik tai tekstą ir dar strip, kad, nu, man šiuo atveju šio nereikėjo, šiuo atveju, bet gal dar prireiks. Dabar trečias dalykas, man reikia, grįžtam į puslapį, čia yra dar ta nuoroda. Jo, nes čia yra ir tas pavadinimas, va šitą, kurį aš ištraukiau, ir yra dar nuoroda, tam pačiam tagį. Tai dar paprasčiau, dar patogiau, galima daryti taip, link pavadinsiu, nu nes čia linkas yra, ne? Block find, galima šią pradžią tą pačią daryti. Tai yra visiškai iki to atago daryti lygiai tą patį, galim tą linką, ne lock tik tai, o block. Jo, linką galima atspausdinti, pasižiūrim, kaip čia atrodo. Nu, ir aš matau visą tą patį tagą. Skirtumas tik tai dabar, kad man reikia ne teksto, nes getText tai paima iš to tago. Matėte, tas tagas turi čia pradžią visą
ir turi va čia pabaigą, jis yra uždarytas. Tai man reikia, jeigu aš getextą ištraukčiau va šitą va tekstą, o man reikia ištraukti va šitą parametrą. Jo, va čia va, href, jisai vadinasi, kad turėčiau va tą news ir taip toliau. Tai aš traukiu kitaip, darau laužtiniai skliaustai href. Šitas dalykas vadinamas HTML atributas arba parametras ir jį galima va čia ištraukti, tiesiog va tai href rašos laužtinėse skliaustose, kaip iš kokį dictionary masyvą, čia jeigu irgi mokystis, ir ištraukti va šitą va visą nuorodą. Ja. Tai dabar turėčiau šią teoriškai rasti. Nu, pažiūrim, ar tikrai. Nu va, ir turiu visą tą nuorodą. Čia, kaip sakiau, nepilna, dar Delphi LT reikia pradžioje prirašyti, bet čia jau vėliau prirašysim, pagudrausim. Tai va, šiaip jau pradžia nebloga, aš galiu dabar tos visus tris dalykus pabandyti atspausinti. Kategorija print, tada padubliuoju eilutę, dar title ir dar padubliuoju eilutę ir link. Jo, nu va, visus tris dalykus, šitą jau tada bloką man nereikia. Dabar svarbiausia iš pirmo bloko, kad matyčiau visus tris dalykus. Nu va, yra kategorija, yra antraštė, ir yra pavadinimas, ir yra linkas į tą straipsnį. Tai šiaip man taip tinka, tai kaip ir sakiau, pradžioje su vienu blokeliu tai išsiaiškinau. Dabar vėl darau prielaidą, bet aš jau žinau, tų blokelių yra daug, ne? Tai yra Delphyje, yra daug tų blokų, tokių panašių. Nes ir vienas, ir kitas, ir trečias, tai dabar turėdami tai omenyje, praseinam per visus tos blokus. Jo, tai dabar darysim taip. Vietoj, va čia šitoj vietoj, čia gal uždarysim, kad daugiau matytųsi. Vietoj šitoj vietoj, kur blok, darysiu vietoj find funkcijos. Find randa patį pirmąjį bloką, o tų article Delphi LT svetainė yra daug. Tai darau vietoj find yra find all. Tik tai neatsimenu, kaip rašosi, va, find all ir article. Tai dabar jau bus truputėlį kitaip. Čia aš tada pervedinu į blocks, nes čia jau suras daug. Ten iš tikrųjų suras tos blokus tiesiog masyvę. List masyvę, listerėje įdės ten tų daug blokų. Ir dabar, kai aš jau randu visus tos blokus, čia jau yra jų daug, aš žinau, kad jų bus daug, nes tų artiklų yra daug Delphi LT. Ne? Aš turiu dabar sukti ciklą. Tai reiškia, eiti per kiekvieną iš tų blokų ir rasti, ir tada iš kiekvieno tų blokų ištraukti tą informaciją. Bandom taip daryti. Ne? Tai dabar tam, kad tai padaryčiau, reikia ciklo. Vienas iš ciklų, populiariausių turbūt yra for ciklas, kad aš galiu prasukti per kiekvieną puslapį. Ir darau taip, for block in blocks. Tai reiškia, aš suku ciklą per šitos visus blokus ir kiekvienas blokas čia aš įgaunu ir dabar šitą visą apibraukiu ir patraukiu per tabulaciją, tam, kad dabar, jis dabar per kiekvieną tą bloką eis ir kadangi čia foro blokas yra, visas blokė turi būti atitraukta nuo eilutės pradžios per vieną tabulaciją, kad tai priklausytų šitam blokui. Ir iš kiekvieno jisai bloko dabar ištraukšiu tos visą informaciją ir jis ją atspausdins, pažiūrėsime, iš kur tai suveiks. Turėtų šiaip išmest klaidą ir gerai, kad išmetė. To paaiškinsiu. Šiaip jau veikia panašiai, ne, kaip aš ir norėjau, jisai nuskaito va, pirmą straipsnį, galima prie jų dar įdėti brūkšnius, kad būtų, tiesiog va, tokį brūkšnį įdedam, kad atskirtų truputėlį, dar kad paleidžiam. Nu va, ir dabar, va, pirmas blokas yra kategorija, pavadinimas, linkas, vėl kategorija, pavadinimas, linkas ir taip toliau. Jo, kai kur nuoroda čia pilna, tai, sakau, nuorodas vėliau sutvarkysim, nes čia nepilnos, kai naujienos iš čia matas news ir neįdėta pirma nuoroda. Čia beje pilną nuorodą galim ir paspausti, iš karto žaisim į tą straipsnį, padarysim taip po to, kad su visais būtų, bet truputėlį vėliau. Jo, ir taip toliau, kodėl sakiau klaida bus, nes čia visų nenuskaitė, galiausiai gavau klaidą, nes kažkuris iš tų straipsnių neturėjo to gettext, turbūt ir headline labels, o čia nerado tokio objekto kažkuriam blokui ir viskas. Čia ką daryti tokiu atveju galima įvairiai spręsti, aš gal darysiu paprasčiausiai, darysiu taip, kad jeigu tokio neranda, man atrodo, kad ten yra tiesiog kai kuriuose kategorijų nebūna, galim netgi pasižiūrėti, va tos kategorijos mėlynos, va čia pavyzdžiui nėra šitas kategorijos. Tai gal padarom taip, kad bandome tą kategoriją įdėti, dabar, tai va čia yra kategorija traukiama, ne? Tai va šitą kategorijos traukimą padarom taip, įdedam į try bloką. Kas tas try blokas? Try blokas, jis reiškia, kad bando, bet jeigu gauna klaidą, va čia yra klaida, attribute error, non-type ir taip toliau, kad jeigu gauna klaidą, tada ta kategorija nustatytų, kad nesė kažkokia būtų. Tai try blokas yra, žodžiu, čia į try dedu, šitą
ten potencialią klaidą, ne, ir jeigu jie gauna, tada darau accept, čia kartu su try eina, ir tada, kad jeigu viskas gerai, tada viskas tvarkoja, nevyksta kaip įprastai, pasiema šitą kategoriją. Bet jeigu nepavyksta, tada meta į accept bloką, čia šitas try su accept, jie kartu būna. Ir accept blokę tada padarom, ką tada darom, jeigu tai nepavyksta šito. O aš norėčiau, kad tas kategorija neliktų tuščias. Tai tada darau kategoriją ir tada darau lygų, va taip. Nu, tiesiog priskiriu tuščią stringą. Nu, tai jis būtų kažkas bent jau įrašyta. Ne? Galiu tarpelį arba jokia kategorija parašyti arba dar kažkaip. Nu, žodžiu, kad jis būtų bent jau kažkokia ta kategorija. Nes kitaip jis išmeta klaidą ir užstringa. Nu, pabandom dabar vėl. Paleidžiu. Nu, va, dabar jau viską nuskaitė. Nežinau, ar tikrai visus ten, bet iš esmės tai visus praėjo, bent jau klaidos tikrai neišmetė, tai reiškia jau neblogai. Neskaičiuosiu turbūt kiek čia tų straipsnių, bet turbūt ten turėtų būti 30+. Galima, aišku, netgi ir paskaičiuoti jos kažkokį skaičiuoklį įmes, bet tiek to. Gal to nedaroma. Tai bet šiaip jau tikslas beveik pasiektas. Dabar, ką dar galima padaryti? Galima šitas nuorodas sutvarkyti. Jo, va šitas nuorodas, kai kurie linkai, kaip atrodo, čia yra su news, prasideda slash. O aš norėčiau, kad būtų dar va taip, HTTP, Delfi. Tai jeigu aš Delfi LT pradžioje prirašyčiau prie va šito, tai viskas gerai, tai nuoroda veiktų. Tai gal tada irgi padarom tokį dar vieną. Ifą parašom, sąlygą, kad jeigu tas linkas tai jau bus stringas, reiškia tiesiog simbolio eilutė, tai jį galim iš jos kviesti funkciją starts with. Neranda kažkodėl. Nu gerai, bet yra tikrai tokia funkcija starts with. Jeigu tai bus tekstas starts with. Nu gerai. Tikrinam, kad jeigu šitas stringas prasideda slashu, nes va čia va to slasho prasideda, tai va tas starts with turėtų grąžinti true, jeigu va šitas linkas prasideda slashu. Jeigu ne, nieko man daryti nereikia, nes HTTPS, bet jeigu slashu, tada padarom taip, kad tą linką pridedam prie jo. Tai tas linkas tada būtų lygų, aš jau tą linką turiu, bet nepilną, ne? Tada aš padarau, pasiimu tą pradžią puslapio, tai yra tas Delfi LT. Ja, va šitą va pradžią. Ir tada darau taip. Stringus galima sudėti tarpusavį. Tai aš tiesiog noriu, kad būtų va šitą va pradžia, tada plus, gal be slasho turbūt, jo, nes ten ir taip slashas yra. Plus ir tada tas linkas. Tai čia gal painu truputėlį, bet ką aš padariau. Jeigu toks va bus HTTPS prasidės, tai tada šitas nebus true, ne, ir šito jis nieko nevykdys. Nes jeigu neprasideda slashu, tai nieko baisaus, ne, tada nieko nedarom, paliekam taip, kaip yra. Bet jeigu jis prasideda šito slashu, va, tarkim, šitoj va vietoj, tada jis tiesiog dar pradžioj prirašo Delfi LT tą linką ir va, tada jau kintamai pakeičia linką ir tada jis turėtų būti pilnas linkas. Pasižiūrim. Paleidžiu vėl iš naujo. Nu, dabar jau viskas yra linkai, kaip matote, visi yra melini. Netgi ten, kur news, galima netgi paspaus, pažiūrėti, ar jisai veikia. Jo, va veikia, va pirmoji nuoroda apie nidą yra veikianti. Tai va, dabar sutvarkiau tos linkus, jau visai neblogai. Galima, sakiau, kad dar paskaičiuoti, kiek jų yra. Kiek čia gaunasi. Nežinau, ar tikrai visas nuskaičiau, ten gal kokių reklamų, gal kažkas praleidžia, bet šiaip klaidų lyg tai nemetė, tai turbūt dauguma bent jau tų blokelių, gal kiti dar kažkokie elementai ne tokiuose blokeliuose bus, čia taip irgi gali būti. Nu, žodžiu, bet iš esmės pavyko nuskaitimą. Gal tada dar papildomą dalyką, ką padarom, kad būtų naudos. Aišku, vėl, ką toliau daryti, tai galima, sakiau, išsisiųsti, palikti tiesiog tokį skriptą, ne, kad aš pasileidžiu programą ir paleidžiu, galima ne šitoj programai leisti, galima padaryti, kad jisai tiesiog failiuką nusikopijuoja ir kažkur ten paleidžiu ir matau toj konsolėje visą atsakymą. Dar kažkaip. Aš gal padarysiu taip, kad išsaugočiau į CSV failą. CSV failas kas yra? Tiesiog tekstinis failas, tik tai specialus. CSV reiškia comma separated value. Tai reiškia, CSV failiuką mes iš esmės įterpiam lentelę. Nu, jinai kaip lentelė struktūrizuota, tik tekstiniam failio. Tai reiškia, ten pirma eilutė būna to tekstinio failo. Tiesiog stulpelių pavadinimai. Ir jie turi būti ten prie kableliais atskirti, nes comma separated value. Nu, tarkim, 3 stulpeliai, ne? Tada visose kitose eilutėse tada jau duomenys. Pirmi duomenys, antri, treti ir kiek jų ten yra. Tai va, kaip dėsim, kaip tik į tą failą įdėti. Tai dar reikės papildomos bibliotekos, neatsimenu, nėra defaultų Python, bet man atrodo yra CSV. Tai CSV vėl comma separated value. Dabar kaip su juo dirbti? Tai pirmas dalykas, tai reikia Taip, dabar atsidaryti tą failą. Dabar, kadangi rašysime failą, čia dabar reikės truputėlį jo reikalų bus. Apie failus irgi, jeigu ką, kursuose yra, mano ir ne tik, ne, galite susirasti. Taip, ir atidarau with open.
Jo, ir tada čia atsidarinėjau savo failą naują, į kurį rašinėsiu visus informacijas. Tarkim, Delfi naujienos, tegu būna naujienos.csv. Jo, ko čia dar reikia? Dar reikia vadinamą tokio parametro įrašyti, kas čia per failas atidarinėjimas. Tai yra su write parametru. Ten, kai matėte, daug ten gali būti. Tai write reiškia atidarinėjau failą įrašymui. Jo principas, kad jeigu jo nėra, jis tiesiog susikūrė. Jo, tai tas gerai, jeigu jis yra, užsirašo ant viršaus. Nu, čia galima dar su versijom daryti, su data kokia nors, bet tik to nežaisiu, dabar jau padarysim taip. Dabar ką dar darysiu? Dar vieną porą parametrų šitam failui reikės encoding. Encoding, kadangi čia yra lietuviška svetainė, tai gali būti lietuviškų rašmenų, tai rašau UTF-8. UTF-8 yra koduotė, kur ne tik lietuviški rašmenys, simboliai ir taip toliau, o dar ir visokių kitokių. Tai, nes šiaip defaultų, man atrodo, 128 ir kiek ten tų simbolių tik tai atpažįstami būna. Čia dabar jau mes plačiau. Ir dar vienas new line. Šitą gal vėliau paaiškinsiu, ten tiesiog jisai default failas dar daro naują eilutę, čia mes ir taip kiekvieną dar naują eilutę turėsim, tai kad neprikurtų naujų eilučių. Čia gal tiek to, tiesiog įrašykit ir jau. Ir dar rašau as file ir dabar jau viskas. Visas šitas blokas dabar, kur aš čia dabar rašau, tai jį vėl patraukiam dar kartelį, nes visa tai bus tam with blokė. Aš dabar dirbu su to failu ir visas tas kodas turi būti jame, nes aš įrašinėsiu į failą. Dabar jame jau susikūriu tą objektą CSV, kuris jau įrašinės į šitą failą. Darom taip, CSV writer, tarkim, pavadinu lygų ir iš tos CSV bibliotekos, kurią čia susimportavau va čia aukščiau, kviečiu .writer, tai čia kūrimas taip objektas ir nurodau tą failą. File tai yra va tas va failas, kurį aš čia susikūriau, nes aš čia visą šitą objektą, čia tą open funkcijos dėka, atsidariau kaip failą ir čia yra tas failo objektas ir jame dabar esu tas with, čia yra context manageris vadinamas, jame dabar visame dirbu, nes va, kaip tik šitam blokė viskas yra. Nu, šitam viskas yra with blokė, o po to dar jame yra for blokas sukusi, ne? Žodžiu, o dar čia rifai yra. Nu, žodžiu, blokas, bet viskas turi būti teisingai atitraukta, čia beje Pythone labai svarbu, jeigu ką. Taip, nes kitaip nesuveiks. Taip, tai žodžiu, susikūrėte CSV writerį, tada susikūriu pirmą stulpelį, pirmą eilutę, atsiprašau, CSV writer, write row ir jam viduje reikia paduoti masyvą. Aš žinau, kad turėsiu 3 stulpelius. Tai čia dabar lentelės, įsivaizduojam lentelę ir lentelės pavadinimai. Tai pirmas stulpelis bus title, nu čia pagal šitą taip ir darau. Ne, aš pagal šitą kategoriją kažkodėl dedu. Nu, bet gerai, tegu būna iš pradžių title, tas pavadinimas pirmas, truputėlį sukeisim. Čia gal irgi tada sukeisiu. Title su kategorija, nu, čia nesvarbu. Visų pirma, pavadinimas, kas svarbiausia. Tada, čia yra dar kartelė, čia yra list masyvas. Dabar šitam, write row yra funkcija, todėl skliaustelėse, o reikia vieną paduoti parametrą, bet jis turi būti list masyvas. Dėl to čia truputėlį painiavos, kad skliausteliuose kiti skliaustai. Čia irgi svarbu, atkreipkite dėmesį. Tai turi būti titlas, toliau. Antras stulpelis bus kategorija, nes kategorija pasimsi va šitą. Trečias stulpelis bus link, į tą straipsnį. Tai dabar tiesiog sukūriau pirmą pačią eilutę šitam failę, nes aš dabar į failą vis įrašinėjau, ne? Aš atsidariau failo objektą, aš susikūriau objektą CSV writerio ir iš CSV writerio write row tai yra eilutė ir įrašinėjau šitos 3, į tą eilutę 3 stulpelius, sakykime, arba 3 kablelis atskirtus elementus. Tai pirmą atspausinu ir tada visą šitą įkelinėjau. Ir va čia, kad po viso, kai susirinks visą tą informaciją, aš žinau, kad jau čia susirenka ją, tada jau įrašinėjau dar tų eilučių. Tik tai aišku dabar jau nebe taip, o įrašinėjom realius duomenis. Tai pirmu atveju čia bus, iš eilės įrašinėjau, kadangi aš parašiau title kategorijų link, tai taip ir traukiu. Čia pirmą įrašinėjau title, tai title yra išimamas per šitą visą eilutę. Toliau. Per kablelį yra kategorija, antras dalykas, tai va čia ta kategorija jinai vėlgi, arba ištraukiama, arba tiesiog tuščia paliekama, jeigu ką. Ir trečias dalykas, kur čia, ne, per kablelį, irgi svarbu labai per kablelį, yra linkas, kad jis susidėtų. Būtent tas linkas, kuris, jeigu prasideda toks, mes prie jo pridedam, jeigu ne, tada paliekam tą, kuris buvo ištrauktas. Ir viskas galima pabandyti paleisti ir žiūrėti, ar tos failos susikūrė. Jūs turėtų čia kaip tik susikurti ir galėsim atsidaryti ir pasižiūrėti. Paleidžiu programą. Na, viskas įvyko, šiaip atspausino, čia viskas liktai identiškai, bet dabar va čia prie failo matau Delfi naujienos CSV failą ir galiu jį atsidaryti ir matau, kad viskas yra sudėta. Čia va kaip tik paspalvinta, kad titlai visi yra geltoni, ne geltoni čia, kategorijos raudonos, kai kur jos bus praleistos, o linkai visi nežinau kokie čia spalva. Nu, žodžiu, violetinė galbūt. Ir žodžiu, čia visas tas failas. Tai jį beje tokį failą galima, tuoj
pabandysiu atsidaryti ir kokiam nors, aš Excelio neturiu, turiu LibreOffice, tarkim, kažkokiam office. Ja. Ai, čia dar su lietuviškumais gali kilti problemų šiek tiek, bet iš esmės beveik suveikia. O čia kažkodėl dabar nesidarė, gal ten reikėjo pažymėti pradžioje, aš gal paskubėjau. Ten, kai konvertuoja, man atrodo, va čia UTF-7, UTF-8 koduotę paimam. Ja, čia aš pats suklydau. Na va, ir viskas, ir aš galiu atsidaryti jį, tarkime, va, kaip, ir dabar viską gražiai tvarkingai matau. Čia tiesa linkus reikia, man atrodo, su Ctrl liktai. Žodžiu, bet šiaip viskas linkai veikiantis, galiu kažkur svetainėje pasatvaizduoti, galiu dar kažkur, tai man nebereikia į Delfį užėti, visas naujienas aš ir taip žinau, man užtenka šitą skriptą paleisti, aš galiu po to automatizuoti, kad kažkiek laiko, gal įsidėti serverį kažkur, gal, kad jisai vis pasileistų ar kompiuteriai per kažkiek laiko, tarkim, galbūt aš saugočiau tada, kas, tarkim, 5 minutės, kas pasikeitė, nežinau, arba išsiųsčiau savo laišką, jeigu kažkas pasikeitė, tarkim, ar taip toliau. Na, ir čia, aišku, trūkumas, kad kai kur nėra kategorijų, čia kaip tik mano tas sifas suveikia, bet iš esmės viską matau. Visas antraštės, kaip matėte, pirma eilutė yra tiesiog tų pavadinimai, title, kategorija ir link, o čia tada visi duomenys gražiai įsidėlioja. Tai va, tokia paskaita, tai dar kartą primenu, tokia medžiaga ir tokia naudinga informacija. Tai dar kartą primenu, kad aš esu sukūręs Python pagrindų kursą, tai jeigu jums čia kažkas buvo neaišku, tai ten Python pagrindų kursą tikrai baigė, dar viskas aiškiau būtų ir dar plačiau viską panaudotumėt. Ir turiu dar numatęs dar ateityje daugiau kursų su Django frameworku, su Odoo, frontendo, duomenų bazių ir taip toliau. Tai va, tai žodžiu, sekite naujienas, žiūrėkite, ką aš ten toliau dar išleisiu, kokiu kursu, mokykitės jo ir tikiuosi smagiai dar praleisim laiką kartu. Viso gero.